Sveiki, mėlieji, sveiki šį gražų rudenišką penktadienio vakarą. Vėl su jumis Vilma Šiaučiūnienė, santykių ekspertė, astrologė, veidotrininkė, pažinčių tarnybos Meilės harmonija įkūrėja. Jau įlipome į 14 metus, noriu su jumis pasidžiaugti. Jau į 14 metus, taigi, mėlieji, gaunu visokių klausimų, kas gelbsti santykiuose, ką daryti santykiuose, kad tie santykiai būtų dar geresni, dar kokybiškesni. Ir aš noriu pasakyti vieną paprastą tiesą, kad būtina švara santykiuose kalboje. Jeigu yra susikaupęs nuoskaudos, nusivylimai, mėnesį, 2, 3, jie sprogsta. Todėl kalbėkime kas savaitę profilaktiškai, lengvai, paprastai, kol dar nėra viduje kažkokio griausmo, kaip aš sakau, kaip žaibo iš giedro dangaus, kaip pila moteris vyram. Ten tu toks, tu anoks, tu toks. Ir tada, žinot, kas pasidaro? Ir tada vyrai sako, blemba, vakar jaučiausi kaltas be kaltės, tylėjo, saugojo, bet jau vakar, kai prabilo, su keiksmažodžiais, su reiksmais. Ir tada, žinokit, patikėt, kaip jūs galvojat, santykiai bus geresni? Ne. Kalbėkite profilaktiškai santykiuose į savaitę bent kartą. Duokite vienas kitam apie santykius refleksą. Man nepatinka šitas, aš galvoju, kad šitaip mes galėtumėm geriau, aš galvoju, kad šita poza mums būtų dar geresnė, kaip tu manai. Ir jeigu yra lengvumo žodžiuose, jeigu yra lengva ir paprasta išsakyti savo nusivylimus, kažkokius lūkesčius, kažkokius pageidavimus, kas pagerintų dar abipusį santykį, ne tavo vienos ar ne tavo vieno, tada santykiuose tikrai bus augimas. Bet jeigu tu išsakysi savo priekaištus ir tik tai taip reikalavimus, nieko nebus. Santykiuose tu turi gyventi be reikalavimų, be disciplinos, bet norėti būti santykiuose, kad norėtųsi grįžti, kad norėtųsi augti kartu, kad norėtųsi keliauti kartu, kad norėtųsi būti kartu, džiaugtis kartu, savaitgaliu, penktadieniu po galais, ko mes visi laukiam, ar ne? Taigi, mėlieji, santykiai yra nuolatinis darbas ir tie, kurie ateina į Meilės harmoniją. 14 metais ateis tokia tvarka, jeigu žmogus nenori Meilės harmonijoje santykiuose augti, kaip asmenybė, augti kaip siela, kaip dvasia, šitiem žmonėm nereikia ateiti Meilės harmoniją. Jum yra visi pažinčių portalai. Ten jūs tikrai rasite savo vienintelį. Tie, kurie pasiruošę santykiuose kažką keisti. Ačiū jum už pirmąsias širdeles! Kurie pasiruošę santykiuose kažką keisti. Atsisakyti kažko. Atsisakyti savo isteriškumo, kas dažniausiai trukdo santykiuose moteriuose, vyruose. Atsisakyti savo tingumo, vangumo, empatijos. Ir tik tada tie santykiai eina ir juda į priekį. Jeigu tie santykiai nejuda, įstrigę vietoje, judinkit. Neužtenka vien nuvykti pas vyro mamą ir pas tavo asmeniškai mamą. Ir atrodyt, kad mes keliaujam. Ne, kelionės praplečia moters pasaulėžiūrą. Kelionėse mes atgaunam savastį. Mes pagaliau iš tikrųjų pasižiūrime, kaip gyvenam svetur, parsivežam čia kruopelytę idėjų, kurias pritaikom. Juk mes lietuviai ir lietuvės esam labai išradingi.
Taigi, mėlieji, kelionės praplečia jūsų pasaulėžiūrą, jūsų akiratį, jūsų pasąmoninį lygį. Ir pagaliau jūs pailsite, net ir pažintinėse kelionėse, net ir sunkiame kopime į kalnus. Mes gaunam kalnuose kažkokią ramybę, pusiausvyrą, atsistatom, grįžtam geresni, švaresni, netaip reaguojame į tą patį, ką reagavome iki kelionės. Nes mums reikalingas poilsis. Aš žinau vyrų, kurie tik dirba, net neturėjo kelionių, net neturėjo atostogų per vasarą. Vyrai mėlieji, kaip jūs įsivaizduojat šalia savęs moterį? Nebus tos moters. Tos moters nepadarysit laimingos. Jinai pradės niurzgėti, pradės bruzgėti, žinot, kaip senas baldas. Ir lūžta, ir girgžda. Tai vat mes ir moteris tokios būnam. Tai vat situacija yra tokia. Taigi, mielos moteris, jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūs darbe dirbate, ariate ir turite labai stiprų Saturną ir Marsą, kas yra labai gerai, darbdaviam, jūs išnaudoti, bet jūs nesukursit santykių, nes jūs būsite kaip nuvaryti arkliai grįžtat į tuos santykius, o vyras nori iš jūsų kokybės santykiuose. Ir tada, kada yra kokybė santykiuose, kokybiškas laikas kartu, turiu omeny, tada tie santykiai važiuoja į priekį. Tada jie su pagreičiu, kaip tas greitasis traukinys, juda į priekį. Bet yra santykių ir tokių, kaip jojimas ant žirgo ir kaip jojimas ant kuino. Ką renkiesi tu, jeigu tu nepažįsti savęs ir dar abejoji, ką daryti santykiuose? Jie lyg girgžda, nepatogus, nesinori grįžti namo vienam ar kitam, arba tu matai, kad kažkas atsitiko ne taip. Ateik ir pažink ir susipažink su savimi pirmiausia. Ateik pasidaryk poros suderinamumą kartu su veidotyra. Tie, kurie ateis ir užsiregistruos iki pirmadienio, į savęs pažinimą veidotyros konsultaciją dovanosiu nemokamai. Taigi, labai kviečiu ateiti tuos žmonės, kurie abejoja santykiuose, kurie atidėlioja, kurie nežino, ko nori, kurie ateiti į gyvenimo, kaip aš sakau, gyvenimo kelio pasirinkimo konsultaciją, jeigu jūs jaučiat, kad nerealizuojat savęs darbe ir esat išsekę, nusekęs, kaip vanduo, žinote, ežere. Taip ir žmogus būna nusekęs, išsekęs visas, nebeturi jėgų ir energijos, ar ne? Aš būsiu atvira, mes šokame kartu su mūsų nuostabia grupe ir mūsų treniruotės prasideda 8:30 ir mes baigiam 10 valandą, nes čia yra energija, nes tada, kada tu realizuoji save, tada tu ir turi tos energijos, o tada, kada tu, pavargsti nuo darbo, reiškia, keisk tą darbą, bet keisk sąmoningai. Ateik ir sužinok pirmiausia, į ką turi pakeisti, kad realizuotum save. Kartais mes net neužuodžiam to kito darbo. Net negalim suprasti ir suvokti, kokią sritį eiti, bet ta buhalterija 20 metų. Man dažniausiai moteris sako, man jau ne čia, bet va čia. Aš jau nebenoriu žiūrėti į tą kompiuterį, nebenoriu žiūrėti į tuos iš tikrųjų skaičiukus, nes mane kompiuteris sekina. Jeigu jaučiat, kad kompiuteris sekina, ateik, susipažink su savimi naujai, ką tu gali daryti, kokį kitą darbą, kokią kitą sritį tu galėtum rinktis. Nekankink savęs, nes, kaip aš sakau, pareis tada santykiai. Jeigu juos turi gerus, tai saugok santykius. O jeigu jau tie santykiai kaip nuvaryti arkliai, tai ateik gelbėti tuos santykius. Nes santykius reikia saugoti ir vertinti. Tada, kada tu vertini ir saugai santykius. Ir turi jėgų
saugoti santykius, nes kartais apatiški vienas vyras sėdi prie televizoriaus prigulęs minkštai, moteris savo mezginuką mezga ir jau tarpusavėje kažkokio bendravimo nėra. Ir taip vienas nuo kito tolsta kasdien. Taigi, jeigu tu nori geresnių santykių, ateik. Į Vilma konsultuoja. Mes apšnekėsim visas sritis, kuriuose tu santykiuose buksuoji. Taigi, ačiū jums už jūsų širdeles. Ačiū tai, kad jūs rekomenduojat. O žinau, kad jūs rekomenduojat mane. Man ateina ir sako, va, man čia persiuntė, pabendrino jūsų laivą. Aš susidomėjau ir atėjau pas jūs pasikalbėti, nes, yra taip ir taip, taip ir taip. Šiandien labai džiaugiuosi ir noriu jums parodyti kartu su jumis pasidžiaugti. Važiuoju iš susipažinimo renginio. Štai susipažino labai graži viena pora, nes penktadienis yra pažinčių vakaras. Susipažįsta žmonės, kurie yra vieniši. Šiandien susipažino vienas vyras ir viena moteris, 40-45 metų, taigi gavau gėlių taip pat aš ir noriu su jumis pasidžiaugti tuo gražia dovana ir noriu padėkoti labai nuoširdžiai mano nuostabiam klientui Vytautui, kuris padovanojo man ir aš linkiu, kad šita pora sukūrusi ir einanti pirmuosius žingsnius ir sukūrusi tuos santykius nuo šiandien, būtų laiminga, būtų džiugi, būtų pakylėta, kad jų santykiai būtų kiekvieną dieną kaip džiugus, išmintingas, brandus augimas poroje. Tik tada tokie santykiai gali perauti į tikrą, besąlyginę, be išlygų meilę. Ir jeigu tie santykiai bus kažkokie kitokie, su reikalavimais, su priekaištais, su ambicijom, su įsižeidimais, su ego, niekas nepaeis. Todėl 14 metais pradėsiu dirbti kitaip, su žmonėm ir laukiu žmonių, kurie yra sąmoningi, kurie pasiruošę dirbti ir tapti meilės harmonijos nariais. Aš kalbu apie pažintis. O tie, kurie dar nedabrendo, tie, kurie dar blaškosi kaip rudeniniai lapai, tiek vyrai, tiek moteris, pagalvokit, ar tikrai jums vieta yra meilės harmonijoje. Aš manau, kad yra krūva pažinčių portalų. Ten jūs galite ir nudegti sparnelius. Čia meilės harmonijoje garantuojamas konfidencialumas, čia niekur nuotraukos nėra persiunčiamos kiekvieno individualiai, nei vyrams, nei moterims. Čia yra tikrai laisvi vyrai ir laisvos moteris ir pateikia dokumentus. O ką rasite jūs pažinčių kitose portaluose, aš nežinau, bet aš turiu be galo daug atsiliepimų. Nesakysiu kokių gerų ar blogų, lai lieka tai. O dabar, mielieji, noriu atsisveikinti, linkėdama jums gražaus rudeniško savaitgalio, pailsėkit, atsikvėpkit ir gražių, džiugių, įvairiaspalvių lapų miške. Nepamirškite Dievo ir džiaukitės, kad esat poroje, kad esat laimingi, o jei tie, kurie nesat poroje, pamastykite, kas yra geriau. Internetiniai pažinčių portalai ar meilės harmonija. Taigi, iki!